2024 metais Liepos 20–21 dieną įvyko Šumskių giminės susitikimas. Tvarkant ir puošiant Marijos ir Jono kaimo sodybą, teko padirbėti ne tik patiems šeimininkams, dukrai Daivai, sūnui Jonui, jo žmonai Daliai, bet gyvenantiems Kalvarijoje giminaičiams – Almui, Linai, Arūnui, Liudmilai, Rimui, Daliai, Ingai. Šiame Jonuko sukurtame filmukyje pamatysite atvykusių iš Amerikos genijaus Carol ir Suzy susitikimą Vilniaus oro uoste, Katrės Mockavos geležinkelio perone, Jurgio Žiurių kapinėse besiilsinčių Vincento ir Konstancijos Šumskių dėdžių tetų, pusbrolio ir tolimesnių giminaičių kapų aplankymą, pasižiūrėjimą į senąją Šumskių sodybą Jurgio Žiurių kaime, Kalvarijos kapinių ir ten amžinam poilsiui atgulusių giminių aplankymą. Pamatysime įvykusį didįjį Šumskių giminės suvažiavimą. Tai gausiausias giminės narių susitikimas. Susirinko ne tik Lietuvoje gyvenantys, bet ir iš Lenkijos bei Amerikos atvykę giminaičiai. Tai šventė su savo dainomis, muzika, prisistatymais, sportinėmis varžybomis, įvairiausiais apdovanojimais, paplaukiojimais su kateriu ir plaustu, dūkimu ant batuto, paskraidymais su lėktuvu, su šventiniu laužu ir fejerverkais. Esame laimingi, kad sugebame susitikimą paversti gražia didžiulę šventę. But oh, no to And is my thing this? Yeah. Yes, Jonas wife. Jonas Junior. Thank you. Ačiū. Yes, I heard that name. Okay. Try to keep them straight. Put people together. Keeps us cool. Like him? Okay. Like him? Oh, exactly, yeah. like him. Yeah. So it's just easy to say that now. He grew up. Jūs jau apgyvendinot. One should expect that. Yeah. Nice guy. You get extra letters. I know, just change. Watch out. There's a fence. Yeah, the main house was there, and as you see, this foundations, fundament, how is this in English? The foundation? Yeah. This stone. Yeah. So you see, this house was very small because like those foundations go. Now they have here some sort of, I don't know, also storage or something. Woodshed. Yeah, and this is this original building. This is the original. Okay. Yeah, and it is made very traditional way, like hay with some clay mud. just to keep stuff together. Yeah. Normally it will be considered a sort of architectural monument. I don't know how they managed to historical. It is because it is on the authentic foundations, and everything is like it was left by the grandmother. Yeah. That was the main house. here. Yeah, there was a main house there. Oh, and they took that down. Later. That's right, because you said took it down. Yeah. The original one. Yeah, it's quite a few buildings in this small place. Labą dieną visi susirinkę į šitą pačią gražiausią Šumskių giminės susitikimą. Pačios geriausios giminės susitikimą, kaip sakė. Šiandien teko ne kartą išgirsti, ta prasme ir šiandien, ir anom dienom,
sako, jūs darot giminės susitikimą, kas tai per daiktas, tai bus tokiem keliem žmonėm, kurie nebuvę, sužinos, kas tai per daiktas ir kaip mes čia švenčiam. Tai šiandien jums linkiu geros nuotaikos, kas neturi, tai eikit pasiieškoti ir pareikit, nes šiandien turėsit daug žaisti, daug linksmintis, daug sportuoti, visiems nešti gerą emociją ir gerą nuotaiką. Dabar norėčiau žodį perduoti Jonukui. Na, pirmiausia, tai labai ačiū visiems, kad susirinkote ir iš Amerikos, ir iš Lenkijos, ir iš Lietuvos. Brangieji, šiandien aplankėm kapus. Mūsų artimieji, tėvai, mamos, kai kurių broliai ir seserys ten miega amžinu miegu. Prašau visų atsistoti ir mirusius pagerbti tylos minutę. Ačiū. Buvo pasveikyti visi čia susirinkę, tie, kurie šį kartą negalėjo čia būti. Bet jie, matyt, drugeliais šalia mūsų bus. Na ką, nereikia liūdėti, reikia džiaugtis. Taigi pradedam šiandienos šventę. Atsisėst, visiems atsisėst ir jau dabar klausyt tą, ką mes jums šnekėsim. Nes mes esam, du pusbroliai šitoj pusėje, vienas pusbrolis anoj pusėje stalo ir 3 pusseserės šito viso gražaus suėjimo vyriausios atžalos. Brangieji, turim svečius, kurie vieni atkeliavo pirmą kartą čia į Lietuvą pas mus, kita anksčiau atkeliaudavo, dabar 20 metų nebuvom susitikę. Taigi, 3 žmonės yra iš Amerikos ir viena iš Lenkijos. Norim
Geniui ir jo šeimai įteikti prisiminimo apie Lietuvą dovanėlę ir Patriotei iš Lenkijos. Nu, kelkit už manimi. Aš paimu visas ir perduosiu. Sėdėk. Aš žinau, kad... $1 million it cost. Yeah. Rublov. Oh, that's beautiful. Pagal atstumą. Sako, labai ačiū, labai dėkoju. Iškart duosimės, ane? Ačiū, mielieji, visos kitos dovanėlės keliaus. Šumskiai, Gureckai. Iš to šakos. Jonai. Va, noriu tokį dalyką padovanot, mes visi čia susitarę. Čia jūs dirbat, kalat, darot, remontuojat, laukiat svečių ir kas antrą metą mus čia priimat. Mums labai smagu ir dar daug kartų norėtumėm čia vėl susitikti ir pabūti. Pasidarykit, kad Mes padovanosim Jonuk tokius labai reikalingus daiktus. Plaktokas. Kad turėtų malkų. Plaktokas. Čia kirvok. O čia vinį ištrauk. 3 viename. Čia Marytei lentukė. Gynybinė. Carol, dukra Suzy ir mes labai maloniai čia praeidam laiką, bet mes irgi atnešėm dovanėlių visiems. Tai Suzy sukrovė tenai ant stalo. Ir Mr. Bandman. ačiū labai direktoriui. Ne visi čia angliškai šneka. Tai marškinėliai gavom kiekvienam viena, bet nežinojom kokį didumą. Tai galėsit pasirinkti. Tai S mažai, M tai vidutiniai, L tai dideli ir XL tai dar didesni. Tai ir ten yra vyno, kur atnešėm iš Minnesotos ir bus galima pabandyti paragauti. Ir Candy. Suitcases with candy. tokie maži čemodaniukai turi saldainių ir Treats. little Candy. candies, žinai, saldainių. Irgi kiekvienas gali paimti. Ir aš galvoju, jeigu suaugę nenori, tai vaikai su jums greit suvalgys irgi. Tai miela būti čia, ačiū labai už pakvietimą ir surengimą mūsų proga ateinant. Ačiū labai ir sudiau. Luka, niekam daugiau. XL. Jonai, nuotrauką darom su Maikėm? XL. Marškinėlių neatsivežiau, vyno neatsivežiau. Ir iš viso esu pilietiškai nesusipratus, bet mažai te atsivežiau dovanų. Bet mūsų laikais, kur labai ribojamas bagažas, tai manau, kad čia yra teigiamas dalykas, nepersikraukti laikais. Už tai norėjau padėkoti dėdei Jonui ir tetai Marytei. Ir kur čia ta
komendantin pasirodė. Kur komendantė? Kažkur nuėjo. Ir visų pirma Daivai, kuri man tiesiog su manim leido laiką ir mane kvintėjo. Ir visiems labai noriu padėkoti, nes praėjo labai daug metų, aš nelabai tikėjausi, kad visus vietoj sutiksiu, o taip ir nutiko. O kad dėdę Genių pamatysiu akyse, kurie buvo mūsų legenda, ir dar su šeima, ir su žmona, ir su Suzi, tai tikrai nesitikėjau. Tai dėkoju visiems ir manau, kad jau artimiausiais metais nieko man džiaugsmingesnio nenutiks. Labai ačiū. organizavo, viską darėm, bet liko neapdovanoti. Kažkaip tai be medalių ir jie negali likti, ar ne? Tai pirmiausia, Inga, už tavo iniciatyvą. Neturėtume filmuotos medžiagos, neturėtume nuotraukų, neturėtume prisiminimų, jeigu mes neturėtume Jono. Tai labai tau ačiū už tiek darbo įdėtą, už mūsų sukvietimą, už
Kaip tu mus myli? Laikysiu, tu šnekėk. O, dabar bus gerai. Oh, okay. Thank you very much. Ir turiu kitą dukrą, Sarah, ir jis su vyru gyvena apie 30 minučių toliau. Mes gyvenam vidury Minnesotos beveik. Ir pusvalandį toliau, tai Sarah gyvena su jos vyru ir turiu 4 anūkus tenai. Tai Adrian ir Alexandra, Caroline ir Noah, berniukas. Tai susitikam ne taip dažnai, bet gana, kad galima aplankyti ir matyti, kaip jie auga. Negyvenam arti, gana, kad sustotum kas savaitę. Jie gyvena mūsų name, kaip jie ir Minneapoly atvažiuoja, bet jie dirba New York'e. Ir tenai gyvena pusę laiko ir jinai dirbo Minneapoly ir jos kompanija, kuri dirbo, jie tarnavo kompanija iš New Yorko. Tai jie įsikraustė į New Yorką, nereikėjo daugiau darbininkų iš mūsų miesto, bet jie pakvietė, kad Suzy parodytų, kaip viskas veikia. Tai jie nenorėjo mokėti tam kitoj kompanijoje, daryti jų kompiuterių dalykus. Tai iš Amerikos atvažiavo Danutė Pultinevičių. Nu, aš taip vadinu pagal seną dar mergautinę pavardę. Ir šiandien, žinot, kaip jį gali nusileisti visiems kitiem, jį būtinai turi atsivežti kažką tai, ką nors, kad ir viskį, bet daugumai padovanot. Taigi, prašom, Danutė. Ačiū labai už tokį gražų subuvimą. Jūs tiek daug yra, į tokį visi gražus. Kutas domas, akščiai paversi. Vienu žiūrėjau, pažiūrėkit, jie visi buvo energingi, šoko, dainavo. Pažiūrėkit, visa Šumskių giminė, daugiau mažiau, ir ten toliau. Ir vis tiek visi moka šokt, moka dainuot, moka bendraut. Ir aš džiaugiuosi, kad jūs tokie visi gražūs susirinko čia. O kad iš manęs Jonas juokdavosi, visą gyvenimą žinau. Sakydavau, tetulė iš Amerikos. Bet aš sakiau, paskutinį kartą dovanokit, kas ten žino, ar susitiksim, ar nesusitiksim. O be to metai eina. Nieko nepadarysi. Tai tada aš noriu pirmiausia padėkoti Eugenijui, jo šeimai, kad jisai atvyko tokią didelę kelionę. Į tokiu laiku atvažiuot, kur pas mus neramu. Eugenijui iš Lietuvos. Eugenijui tau giminį visai tau suvenyrai. Atvykus ir nusifotografavus, kai pasakiau sūnui, sakau, Katrė. Sakai, negali būti, jinai tokia liekna, kūda, maža, buvo smulki. Sakau, nesu galvos metai eina. Nors Katrė sakė, turi ant manęs nemalonumą. Sakė, šiai kailį įkarščiau, kai buvau Lenkijoje. Bet labai atsiprašau, nieko nepadarys. Mano tokia natūra, tai visą laiką visi gauna. Davai čia, padėk. O čia tau ir tavo giminiai. Tau vaikam labai gaila, kad nesivedini vieno vaiko. Paklausyk, tu gal neturi tik tai jų. Pasitikrinsiu, kad grįšiu, ar dar yra ir tikrai turiu, pasitikrinsiu, kai grįšiu, ar tikrai dar jie ten yra, labai dėkoju. Nepyks, pernai buvo kava, o šiemet bus muilas, bet jis reikalingas, nieko nepadarysi. So my father was a cousin to Jonas and many people here. My family is somehow not very much rooted in the Šumskis tradition of music. We don't play
instruments, we don't sing, and we are hopeless dancers. Otherwise, we are perfect Shumskis. We squeeze every single euro. Even my husband, who is Paul from Krakow, is worthy of the name of Shumskis. So, but he's not here, not because he spares money so much. He's supposed to take our youngest daughter from the vacation camp, so he couldn't come. I have a daughter, Agnieszka, teenager, 13 years old, and two students, Vytautas and Jadwiga. I hope next year one of them at least will be with us. Right now, my son is in Germany working. So Germany, Daiva can just prove that Germany is the place when you work and make money. When you want to be a student with an asset. And my another daughter, Jadwiga, is now on her way to study to Netherlands. So it is quite an opposite direction to Lithuania. Thank you very much. Thank you, Jonas, and I'm so happy. Tai mama Lina, aš dukra Inga, sūnus Arūnas, mamos sūnus. Tada Arūno žmona Liudmila, Arūno duktė Karolina, Evelina, Sofija, Gerda, Evaldas Žentas, būsimas, gal. Gerda su Deividu. Mano sūnus Ignas, su drauge Giedre, Ieva, duktė, kitas sūnus Ugnius, paauglys, vadinasi, nevažiuoja niekur su mama. Vyrą aš irgi turiu. Tiesiog gyvenime tai būna, turbūt dirba. Dar visi, tai aš Jono dukra, mano vyras Viktoras, šiandien atstovauja mūsų šeimą tik mes dviese, dėja. Jaunimas labai turi svarbių reikalų, tai vyresnis sūnus Vytautas Vilniuje, jaunėlis Rimvydas Klaipėdoje, ten šventės vasarą ištisai, nėra kada atostogauti. Brolio vaikai irgi negalėjo dalyvauti, sūnus Šventojoje, žinot, ką reiškia Šventoji vasara. Aistė žada kitą savaitę pirkti 2 lėliukus, ne vieną, o 2. Tai dabar labai susikaupime ir palinkėkim jai stiprybės. Tai mūsų čia turėjo būti daugiau, aišku, yra sesers dalys, Astos, jos negalėjo sudalyvauti. Žentas dukterimi kažkur tai išlėkė, šitoj turėtų grįžti. Dabar aš Juozo sūnus, Rimantas, ir mano žmona Rima, anūkė Gabija, Dalės sesers duktė Indrė. Turi būti ir daug anūkų kažkur taip, žinau, pasimetė. Tai va tiek. Mantas Šumskis, čia mano žmona Laima. Mūdu šiandien irgi tik tai dviese. Dukra Jurgita gyvena Tenerifėje,
ir grįžta, žydai jau grįžta. Šiandien grįžta jau rytoj apie pietus bus čia. Turim 2 anūkus, Vestiną ir Ūlą, kartu parvažiuoja. Turim dar šuniuką. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, while I sleeping, I dream it I held you in my arms. When I woke there, I was mistaken. So I held my head and I cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. I always love you and make you happy. If you will only say the same. But if you leave me to love another, you regret it all someday. I said some things that I should never say. Yeah, I broke your heart like someone did to mine. And now you won't love me for a second time. I don't know why I run away. I'll make you cry when I run away. So turn me back, 'cause I wanna stay. Save your tears for another. I realize that you're much too late, and you deserve someone better. Save your tears for another. Ой, педалята жужжи, вирус мене нудити, а ти я лайка гужи.
kas daros, oi tai daleda lūžė. Ir kas mane nugirdė, ar tu jau ari gegužė, šaunuoliai, kuda džiaugsmą žingsniais, lygiom dalim dalinom, dangų žaibai žėrėjo, lietus lelijom lijo, dabar tik tai beliko vieni prisiminimai, nes mūsų meilė buvo kaip tų vaikų žaidimai. Nebežinau, kas daros, oi tai daleda lūžė. Ir kas mane nugirdė, ar tu jau ar gegužis. Nebežinau, kas daros, oi tai daleda lūžė. Ir kas mane nugirdė, ar tu jau ar gegužis. Kas daros. Pats geriausias vakarėlis atvažiavo keletą šou. Žuvis verda. Geltona, mėlyna, raudona. Godijasi. Mėlyna, žalia, mėlyna, raudona, žalia, geltona, mėlyna, raudona. Už šventinės programos pravedimą dėkojame Ingai ir Daivai. Už įvairias dovanėles, prizus, laimei šulinį ir naują giminės aprangą dėkojame Danutei, Linai, Geniui, Carol, Siuzei, Katrai, Ingai, Daliai. Visiems ačiū už sudėtus pinigėlius dovanoms, medaliams, palapinės nuomai, fejerverkams ir kitoms smulkesnėms išlaidoms padengti. Ačiū Arūnui už paplukdymą kateriu, paskraidinimą lėktuvu. Nuoširdus ačiū už atvykusių svečių gražų sutikimą Danutei, Aistei, Ramūnui, Domui, Jonukui, Daivai. Už svečių iš užsienio malonų priėmimą savo namuose dėkojame Betai ir Viktorui, Arūnui ir Liudmilai, Rimui ir Rimai, Daliai, Almui ir Laimai. Ačiū Liudmilai už skanę žuvienę, o Almui už iškeptus šašlykus. Dėkojame Jonukui už pagautas šventinės akimirkas ir puikiai susuktą filmuką. Brangieji, ačiū Jums visiems už nuostabią šventę. Marija ir Jonas.